26-ųjų pradžioje Rusija buvo be pinigų. Ne taip kaip skurdi šalis, kuriai nuolat trūksta pinigų. Kaip turtinga šalis, kuri išleidžia daugiau nei uždirba. Ir kuri tai žino. Naftos pajamos per metus buvo smukusios 24%. Kremliaus nepaprastosios padėties fondas turėjo mažiau nei pusę to, ką turėjo prieš karą. Ir Putinas darė neįsivaizduojamą dalyką. Mažino išlaidas ir pasak Britų laikraščio Financial Times asmeniškai skambino oligarchams prašydamas aukų. Taigi, vasario 28-ąją Jungtinės valstijos smogė Iranui. Ir dėl to šis sąsiauris, kurį matote, tapo pagrindinė antraščių tema. Garsusis Hormūzo sąsiauris. Pro čia praeina 20% pasaulio naftos. Kai Iranas uždarė šį sąsiaurį, rinkoje kilo panika. O rusiška nafta, kurios niekas vakarų rinkose nenorėjo pirkti dėl sankcijų, staiga tapo viena iš nedaugelio galimų alternatyvų šalims, kurios turėjo iš kažko pirkti. Per 4 savaitės naftos barelis pabrango nuo 70 iki $116. Analitikai apskaičiavo, kad tai galėtų įlieti dešimtis milijardų į Rusijos karo biudžetą. Putinas neturėjo nieko daryti, tik eksportuoti ir dėti pinigus į iždą. Ir tada Ukraina pasirinko būtent tą akimirką padaryti tai, ko Putinas niekada negalvojo, kad būtų įmanoma. Tačiau, kad suprastumėte, kas įvyko, pirmiausia turite suprasti, kaip Rusija atsidūrė tokioje pažeidžiamoje padėtyje. Nes tai nėra tiesiog eilinis sprogimų vaizdo įrašas, kokius matote internete. Tai yra analizė to, kas slypi už jų. Tai istorija apie tai, kaip silpnesnė šalis surado stipresnės šalies finansinę širdį ir nusprendė ją spausti. Matote, Rusija pardavinėjo savo naftą su didžiulė nuolaida Kinijai, Indijai ir Turkijai. Vieninteliam šalims, kurios vis dar sutiko pirkti. 2025 gruodį rusiškos naftos barelis buvo parduodamas net žemiau nei už $40. Biudžetas buvo suplanuotas 59. Skirtumas buvo padengiamas iš šalies nepaprastosios padėties rezervo, kuris nuo $113 milijardų prieš karą sumažėjo iki 52 milijardų. Tuo tarpu karinės išlaidos siekia beveik 200 milijardų per metus. Skaičiai nesupapo. Tada galingiausias Europos žmogus pradėjo prašyti pinigų, rinkdamas aukas. Ir tai kelia klausimą, kuris lydės visą šį vaizdo įrašą. Sustokite ir pagalvokite. Ar yra būdas, kaip mažesnė šalis gali priversti branduolinę valstybę atsitraukti, neturėdama pakankamai kariuomenės, aviacijos ar laivyno? Įsiminkite šį klausimą. Atsakymą atskleisime netrukus. Ir būtent šiame kontekste karas artimuosiuose rytuose viską pakeitė per naktį. Hormūzo sąsiaurio uždarimas iš rinkos pašalino apie 20% visos pasaulio naftos. Panika kilo akimirksniu. Kainos šoko į viršų. O Rusija, kuri dėl sankcijų pardavinėjo savo naftą su nuolaida, staiga tapo viena iš šalių, kurios labiausiai pasipelnė iš krizės. Be to, pačios Jungtinės valstijos laikinai sušvelnino sankcijas Rusijos naftai, bandydamos stabilizuoti pasaulinės kainas. Pagalvokite, ką tai reiškia Putinui. Ta pati šalis, kuri finansuoja Ukrainą, tuo pačiu metu sudarė sąlygas, kad rusiška nafta praturtintų Kremlių. Absurdas prieštaravimas. Tačiau tai buvo 2026 metų kovo realybė. 26. Putinui atsivėrė galimybė. Siaura, bet tikra. Reikėjo tik eksportuoti. Tuo tarpu Ukraina stebėjo. Ir jie praleido 2 metus kurdami būtent tokio tipo ginklą, kuris galėtų uždaryti šį langą. Matote, nuo 2024 metų Ukraina vykdė organizuotą kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Tai nebuvo improvizacija. Tai buvo strategija. Jei negali nugalėti priešo mūšio lauke, kol dar turi išteklių, pūk jo finansavimo šaltinį. Vien tik 2025-aisiais buvo 120 atakų. Tačiau buvo viena problema.
Vertingiausi taikiniai buvo 100 km Rusijos teritorijos gilumoje. Jie buvo už tuo metu turimų dronų veikimo ribų. Tad Ukraina sukūrė naują. Liutiji, kuris ukrainiečių kalba reiškia nuožmus, yra pačios šalies sukurtas atakos dronas. Jo patvirtintas nuotolis yra daugiau nei 1700 km. O Ukrainos šaltiniai teigia, kad lengvesnės versijos gali pasiekti 2000 km. Jis gabena 50–75 kg sprogstamąjį užtaisą ir naudoja dirbtinį intelektą autonominiai navigacijai. Ši paskutinė detalė yra labai svarbi, nes jam nereikia radio signalo, kad būtų valdomas. Jis jau žino, kur skrenda, dar prieš pakildamas. Ir būtent tai daro rusiškas elektroninio karo sistemas daug mažiau veiksmingas prieš jį. Nes šios sistemos buvo sukurtos blokuoti signalus, o ne numušti taikinius, kurie skrenda visiškai be jokio signalo. 2026 m. vasarį ukrainietiškas dronas nuskrido 1700 km tiesiai ir pataikė į Lukoil naftos perdirbimo gamyklą Komijos Respublikoje. Вот летит. Еще в НПЗ. Beveik pasiekė Uralą. Tai buvo tolimiausias patvirtintas drono ataka per visą karą. Prieš tai rekordas buvo 1500 km. Prieš tai 1000. Nuotolis didėjo kiekvieną mėnesį. Bet štai kas, ko mažai kas žino. Pagalvokite akimirką. Jei būtumėte atsakingas už didžiausių pasaulio naftos perdirbimo gamyklų apsaugą nuo dronų, kurių oro gynyba nesugeba numušti, ką darytumėte? Būtent tokią užduotį gavo Rosneft inžinieriai, didžiausios Rusijos naftos bendrovės specialistai. Ir likus kelioms dienoms iki didelių atakų Baltijos regione, jų planas pateko į programišių rankas. Jį paskelbė amerikiečių žvalgybos įmonė Dallas Analytics. Ir tai, kai jis atskleidė, buvo pražūtinga Kremliaus įvaizdžiui. Pristatymo metu buvo išvardyti 8 fizinių barjerų modeliai, kuriuos Rosneft statė aplink savo naftos perdirbimo gamyklas. Plieninio lyno tinklai, statybiniai pastoliai, sukrauti krovininiai konteineriai, kranų sekcijos ir pati absurdiškiausia iš visų dūmų uždangos, skirtos paslėpti naftos perdirbimo gamyklas nuo dronų žvilgsnio. Tačiau čia yra viena labai svarbi detalė, kurios jie neįvertino. Dūmų uždanga veikia tik prieš tai, kas taikinis suranda akimis. Ukrainos dronai nenaudoja akių. Jie turi taikinio koordinates įrašytas prieš pakylant. Dūmai nieko nekeičia. Galutinė dokumento išvada buvo tokia, Su tiksliomis Rosneft inžinierių žodžiais. Fizinė apsauga yra struktūrinių priemonių visuma, kuri neužtikrina saugomų objektų saugumo. Didžiausia Rusijos naftos bendrovė savo vidinėme dokumente pripažino, kad neturi kaip apsiginti. O atakos dar net nebuvo prasidėję. 2026 m. kovo 22 į 23 naktį, kai miestas miegojo, Ukrainos dronai įveikė daugiau nei 1000 km teritorijos ir pasiekė Primorsko uostą prie Baltijos jūros, netoli Sankt Peterburgo. Gyventojus pažadino sprogimai. Dangus tapo oranžinis. Degalų terminalas užsidegė. Liepsnos apėmė pakrovimo vietas ir 2 ten prisišvartavusius tanklaivius. Regiono gubernatorius pabudo 4 ryto ir buvo priverstas patvirtinti ataką, tačiau bandė sumenkinti padarytą žalą. Per artimiausias valandas palidovinės nuotraukos parodė 200 km ilgio dūmų stulpą Rusijos teritorijoje. Po 2 dienų atėjo Ustlugos eilė. Ustluga yra didžiausias Rusijos Baltijos jūros naftos eksporto uostas. Vienas šis uostas perkelia apie 700 000 barelių per dieną. Tai milžiniška Rusijos naftos eksporto dalis. Kovo 24 į 25 naktį Ukrainos dronai pasiekė terminalą ir sukėlė virtinę sprogimų. Liepsnos pakilo daugiau nei 100 metrų aukštyn. Ugnės šviesa buvo matoma už 10 kilometrų. Regiono gubernatorius tai pavadino nedideliu užsidegimu. Palydovinės nuotraukos pasakojo kitokią istoriją. Ir Ukraina nesustojo.
Kitą naktį dronai sugrįžo, šį kartą į Kiriši naftos perdirbimo gamyklą, taip pat Leningrado regione. Kinev, kaip jį vadinama, yra viena iš 3 didžiausių naftos perdirbimo gamyklų visoje Rusijoje. Ji perdirba nuo 20 iki 21 milijono tonų naftos per metus ir sudaro 6% visos šalies naftos perdirbimo pajėgumų. Per ataką buvo pažeisti pagrindiniai žalios naftos perdirbimo įrenginiai ir kelios kitos sistemos būtinos gamyklos veikimui. Be jų gamyba tiesiog sustoja. Ir tada dronai sugrįžo į Ust-Lugą. O po to į Primorską. O po to vėl į Ust-Lugą. Iš viso iki kovo pabaigos Ust-Luga buvo atakuota bent 5 kartus per 10 dienų. Primorskas patyrė kelias atakas per mažiau nei savaitę. Skaičiai kalba patys už save. Per savaitę, pasibaigusią kovo 29-ąją, tik 22 naftos tanklaiviai sugebėjo pakrauti naftą abiejose uostuose, palyginti su 37 laivais ankstesnę savaitę. Eksportuotas kiekis sumažėjo perpus. O kokia to kaina Rusijai? Na, daugiau nei $1 milijardas vos per 7 dienas. Visiškai išgaravo. Kad įsivaizduotumėte, ekspertų vertinimais, Rusija kasdien išleidžia nuo 500 milijonų iki $1 milijardo karui palaikyti. Per 7 dienas, atakuodama 2 uostus, Ukraina nubraukė sumą lygę visos savaitės Rusijos karo iždui. Prieš kelias savaitės Vladimiras Putinas asmeniškai sakė Rusijos verslininkams, kad karas tęsis tol, kol bus užimtas visas Donbasas. Jis tikėjosi, kad nafta finansuos šiuos veiksmus. Tuo metu šis planas tiesioginė prasme degė liepsnose. Naujienų agentūra Reuters tai apibūdino taip. Sunkiausias naftos tiekimo sutrikimas šiuolaikinės Rusijos istorijoje. Ir išpuoliai dar nebuvo pasibaigę. Tuo tarpu Rusija bando nukreipti savo naftą į kitus uostus. Tačiau alternatyvos yra prastos. Novorosijskas Juodojoje jūroje vos atsigauna po ankstesnių atakų. Arkties ir Ramiojo vandenyno uostai yra už 1000 kilometrų. O vidaus sandėliuose laikoma nafta tampa lengvu taikiniu naujoms dronų atakoms. Rusija taip pat svarsto vėl įvesti benzino eksporto draudimą. Tai reiškia nustoti pardavinėti benziną užsieniui, kad būtų galima aprūpinti savo vidaus rinką. Tai yra tokia priemonė, kurią šalis priima, kai yra įsprausta į kampą. Kita vertus, Zelenskis sakė, kad gavo prašymų iš neįvardytų partnerių sustabdyti atakas. Ir ar žinote, koks jo atsakymas? Jis sutinka priimti paliaubas dėl energetikos objektų, bet tik tuo atveju, jei Rusija taip pat nustos atakuoti Ukrainos miestus ir elektrines. Suprantate, kas čia vyksta? Pirmą kartą Ukraina neprašo pagalbos. Ji derasi turėdama stiprią poziciją. Tai man priminė vieną įvykį, nutikusi 1944 metais, per Antrąjį pasaulinį karą. Sąjungininkų šalys suprato, kad bombarduoti vokiečių gamyklas neveikia. Vokiečiai viską atstatydavo. Tada jie pradėjo smogti degalų tiekimui. Per 6 mėnesius lėktuvai buvo paliekami ant žemės dėl benzino trūkumo, o tankai sustodavo keliuose be dyzelino. Karas baigėsi maždaug po metų. Ukraina šios strategijos nekartoja atsitiktinai. Ji vadovaujasi logika, kurią istorija jau įrodė esant veiksminga. Kariuomenė be kuro nejudės į priekį. Karas be pinigų netrunka ilgai. Sąjungininkams prireikė metų, kol jie tai suprato. Ukraina pritaikė tą pačią logiką. Su dronais, kurių kiekvienas kainuoja $200,000. Prisimeni tą klausimą pačioje pradžioje? Ar yra būdas, kaip mažesnė šalis gali priversti branduolinę valstybę atsitraukti? Na, į šį klausimą dabar atsakoma realiu laiku Baltijos jūroje. Pirmą kartą nuo šio karo pradžios matematika gali pradėti palankėti kitai pusiai. Dabar noriu sužinoti jūsų nuomonę. Ar manote, kad Rusijai pavyks atsigauti po šių atakų? Arba tai yra Putino karo mašinos pabaigos pradžia? Palikite savo nuomonę komentaruose. Mes visada skaitome, ką jūs rašote.
Jei šis vaizdo įrašas padėjo jums geriau suprasti, kas vyksta pasaulyje, pasidalinkite juos su žmogumi, kuris taip pat nusipelno tai žinoti. Ir jei dar nesate užsiprenumeravę kanalo, mygtukas yra ten apačioje. Kiekvienas naujas vaizdo įrašas yra būtent tokia analizė, be jokių užuolankų. Iki kito karto.